žmonėms ir išleidusi knygą Nežudyk meilės. Miela Violeta, gyvename labai atsakingų laikotarpių, keičiasi rasės, baigėsi 5-osios rasės laikas, žmonija palengva pereina į 6-ąją rasę. Norėtume pasiteirauti, kaip vyksta ši dvasinė evoliucija. Vyksta sunkiai, bet labai sparčių tempų. Mes keičiamės nežmoniškų greičių, lygiai taip pat kaip ir keičiasi ir plečiasi visata. Žmogaus sąmonė atsidariusi naujai informacijai, atsikrato senų dogmų, senų įsitikinimų, baimių netgi. Ir suprantat, kaip pasakyti, žmonės ateina prie šito galutinio sprendimo, kad vis tik tai mes esame vienas su kitu sujungti, vienas nuo kito priklausantis ir kad mes turime vis tik tai pradėti ne tai, kad aš esu lietuvis, rusas, arabas, o mes žmonės, viena šeima, vieno Dievo vaikai. Ir tai vedama prie to visos kataklizmos, visi karai, visi šitos ekonominės krizės ir problemas, kurios dabar išlipa netgi asmeniniam lygmenyje, tarp šeimų, tarp vaikų. Tai yra būtent mūsų atsikratymas to seno, kas mums daugiau nebereikalinga, pereinant į tą 6-ąją rasę, į naują erą, į vandenio erą. Pasaulyje sklando toks teiginys, kad žinios apie materialų pasaulį sudaro 95% visų žinių. Žinios apie tai, kas yra gyvybė, 5% ir tik 1% žinių yra apie žmogų. Tai rodo, kad pasaulio pažinimas nuėjo materialaus pasaulio suvokimo linkme. Ar ateisime į dvasinę visuomenę? Mums būtina ateiti į dvasinę visuomenę, nes mums priverstinai mus atves prie šito. Pati visata, todėl kad, kaip pasakyti, nuo pat sukūrimo pradžios buvo bandoma ir siunčiami mokytojai, buvo pranašai, kurie bandė mums paaiškinti, kad mes esam sielos. Netgi mūsų fizinis kūnas yra, tik tai 30% yra fizinis, 70% yra dvasinis, todėl kad tai surišta su dvasia mūsų egzistencija. Ir nuo tos dvasios priklauso, kaip mes tame kūne jaučiamės. Ir suprantat, kaip yra, visas pasaulis buvo pasirinkęs visai ką kitą, vien tik tai materialinio pasaulio pažinimą. Kada mums reikia nagrinėti ir studijuoti dvasią, kas mes esam, ko mes čia atėjom, kokia mūsų prasmė, egzistencijos mūsų prasmė. Ir tai būtina dabar daryti per mokyklas, kurti grupės, kad vaikai mūsų ateities kartos žinotų, kas yra žmogus. Aplamai. O vis tiek, kaip jūs įsivaizduojate tos etapus pačio augimo, to ėjimo į tą visuomenę, žinios, praktinė, meditacijos, maldos, atgal tos etapus, kad žmonėms būtų lengviau suprasti? Kai sakoma, Dievas yra surandamas per kančią, per atsidavimą, per meilę. Dievas surandamas. Netgi galima studijuoti gamtą ir tai mes pažinsime Dievo mokslą. Visame kame yra dvasia. Netgi stalas, kuris yra padarytas, jisai turi žmogaus dvasią, savo įkvėpimą ir jame yra energija. Viskas yra gyva, bet tai yra kas materialų, materialiame pasaulyje yra per daug, galbūt netgi skiriama reikšmės tam visam materialinios suvokimo išaiškinimui, kada mes visur, bet kuris reiškinys, bet kuris žmogus turi pirmiausia dvasinį impulsą, dvasia. Ir žmonės kratosi nuo to. Jėzus Kristus, mokytas mūsų, kuris jau 2000 metų mums neša tą šviesą ir tą meilę, žmonės tarytum atmeta jo mokymą. Jis kalbėjo visada apie dvasią, o žmonės visada laksto ir kaupia materialinių vertybių. Padėties visuomenėje, kadangi tik tai nuo vidinės būsenos, nuo mūsų tos vidinės ramybės ir, kaip sakoma, ryšio, kontakto su Dievu ateina kūrybingumas, ateina balansas, harmonija ir sveikata. Mes palėtėm, galima sakyti, gan globalius klausimus. Gal grįžkime, Violeta, prie jūsų. Taip. Vieni žmonės ekstrasensorinius sugebėjimus turi nuo vaikystės, kiti po įvairių stresinių situacijų, traumų, stiprių išgyvenimų. Kaip buvo jums? Ar turite atskaitos tašką, nuo kada prasidėjo jūsų kelias į šviesą? Nežinau. Galiu pasakyti, tai yra daugelį gyvenimų. Tai eina daugelį gyvenimų. Aš atsiminiau savo gyvenimus. Aišku, pas mane prisiminimas atsidarė po didelių smūgių gyvenime. Aš turbūt pasirinkau tokį kelią praeiti vien dėl to, kad aš prisiminčiau savo šaltinį ir kūrėją. Kada žmogus turi skausmo savo kūne,
ir dvasioje savo kūne, skausmo savo dvasioje, jisai visada kreipiasi pas savo tėvą, motiną Dievą. O tada, kada jam viskas sekasi, jis paprastai turi tendenciją užmiršti tai ir džiaugiasi savo šlove, savo pasiekimais ir noru kuo daugiau patirti. Man gavosi tai, kad aš jau atėjau į žemę su skausmu kitaip. Ir vat aš turėjau visą gyvenimą tą kitokią etiketę, todėl kad aš ir gimiau ne galvyte, o kojomis. Ir buvo vienas iš sunkiausių gimdymų. Po to man vaikystėje man buvo didelis smūgis, kai mama manęs paklausė ir pasakė, kad tu esi nesveika, kadangi aš mačiau rudžiukus žmonės krūmuose. Jie su manim bendravo. Tai, kaip pasakyti, tos dvasios, kurios gamtoje yra ir jų yra daug. Ir suprantat, kaip yra. Ir kada tu pamatai tuos mažučiukus, gnomiukus, tokius kaip nykštukus, jie laksto, jie turi veido išraišką, jie nori tau ką nors pasakyti, perspėti. Aš atbėgau namo ir pasakiau, mama, man labai įdomu, tokių gražių, įdomių žmogiukų laksto krūmuose, serbentų ir agrastų. Man pasakė, kad aš esu nesveika. Gal kažkas tai susimaišė. Paprastai, jeigu mes po to, kada aš gilinausi į literatūrą ir visą kitą, ar studijavau Afrikos aborigenus ir visą kitą, tai faktiškai, jeigu žmogus gimsta su tuo atidarytų antrojų nematomų pasaulių, toks žmogus turi būti jau išventinamas. Jisai turi būti auginamas vienuolynuose ir paskirtas misijai. Na, man teko kitoks kelias, aš atsisakiau šito, bet praėjusi didelį kančių kelią gyvenime, tiesiog po to, kada aš buvau išėjus iš kūno gimdydama savo sūnų, operacijos metu aš tiesiog nutarėjau palikti pasaulį. Ir mane sugrąžino į šį pasaulį mano dukters prašymas sugrįžti. Aš tai aprašiau savo viską istorijoje. Ta knyga Nežudyk meilės yra mano autobiografinis romanas ir ten labai daug yra informacijos apie tai, ką aš norėčiau pateikti nedidelę dozę. Apie žmogaus sielą ir apie tai, kas mes esame, tai vat, ir kaip mes atsibundame, tai vat, mano pačios istorija ir mano šešėlio atskleidimas. Jūsų vizitinė kortelė yra įrašyta, kad padedate prie fizinių, emocinių, mentalinių negalių. Taip. Garsi Amerikos psichologė rašyta Louisa Hay įsitikinus, kad kūno negalės mes susikūrėm patys, nes kiekviena kūno ląstelė reaguoja į mūsų mintį ar žodį. Jai tarsi antrina ir rusų akademikas Grigorijus Grabavojus, teigdamas, kad esant dvasiniai harmonijai, jokios lygos nesusiformuoja. Ar pritarėte jūs šiems teiginiams ir išvis kaip žiūrite į lygų šaltinius? Kaip žiūriu, visos lygos kyla iš dvasinių negalių. Tai yra tiesa. Louisa Hay yra didžiulė mokytoja. Yra didingas žmogus. Ir jeigu pasižiūrėti į daugelį tokių švietėjišką darbą dirbančių žmonių, kurie pasirinko gydymo kelią, kad žmonėms padėti įsigydyti tas dvasinės negalės, emocijas negalės, mentalinės negalės, būtent jinai yra viena iš tų galbūt pradininkių šitame mūsų šimtmetyje. Ir jinai praėjusi gana sudėtingą kelią, pati savo, kai sakoma, kūno ląstelėmis patyrė daug dalykų, įsigydė daug ligų ir tuo pačiu tyrinėdama ir savo ir kitų žmonių, kaip pasakyti, gydymo procesą ir tos rezultatus, kurie po to, vienu žodžiu, po tų teiginių, kaip ir po to įsivalymo dvasinio ir mentalinio, kai sakoma, šiukšlyno, jinai priėjo prie tokių išvadų, kad tai yra tiesa, kiekvienas organas, kiekvienas, suprantat, kaip pasakyti, mūsų kūno ląstelė kiekviena ir vanduo netgi, kuris yra sudarytas mūsų organizmo pagrindas, jisai būtent atsiliepia į mūsų sveikatos gerovę. Jinai surado ir patvirtino tai, kad kepenys kaupia liūdesį, kaupia pyktį ir užteršia tulžies pūslę, ir tuo pačiu žarnyną, kraują užteršia ir tam būtinas įsivalymas, kad mūsų galva tai yra mūsų mintis, mentalinis mūsų kūnas yra užterštas, o tos mintys yra užterštos irgi taip pat nuo labai daug ko, nuo neteisingos pasaulėžiūros, nuo nepasitikėjimo savimi, nuo neturėjimo savo vertės jausmo ir tai visa tai kyla vaikystėje. Kiekvienas iš mūsų mes turim mažą kūdikėlį. Tas kūdikėlis jau ateina pas daugumą į gyvenimus suluošintas. Jau sutriuškintas ateina ir jam duodama vėl galimybė atsistoti. Vėl galimybė jam duodama įsitaisyti, įsivalyti nuo to, ko nereikia. Ir už tas žmogus